Robertas vėl su jumis, YouTube nustatymai, paruoškime savo kanalą darbui. Jungiamės prie kanalo. Štai patekome į kanalą, kadangi mes, kaip pamenate, neturime jokių įkeltų vaizdo įrašų, spaudžiame dešinėje pusėje įkelti vaizdo įrašą. Taip, spaudžiame ant šios ikonos. Savo kompiuteryje surandame vaizdo įrašą, kurį norime įkelti. Aš, sakykime, įkeliu mūsų YouTube registracijos įrašą, spaudžiam atidaryti, įkelti. Kas svarbu, ką norėčiau pasakyti, kol kelia video. Pačio video aprašymas, galime kopijuoti į aprašą. Labai svarbu žymos. Žymos, kas yra žymos? Pagal žymas randa jūsų vaizdo įrašą. Paieškų robotai siūlo žmonėms pagal užklausas jūsų vaizdo įrašą. Jį kelia į pirmas vietas ar į kažkokias, kad žmonės matytų. Su žymom bus atskira tema, kaip įsiaiškinti, kas labai aktualu žmonėms, ką žmonės daugiausia ieško internete ir taip toliau, čia atskiri vaizdo įrašai. Bet pradžioje, bent keliant vaizdo įrašą, jeigu jūs jį užvadinate kažkokiom tai svarbiom temom, tai būtinai į visas šis tris pozicijas įkeliate tekstus į žymas, labai svarbu, į aprašymą ir pačio vaizdo įrašo pavadinimas. Čia galime surišti su Google+. Šiaip tai galime iškart pažymėti varnelę, nes bet kokiu atveju tai pati sistema daro už mus. Automatiškai YouTube kanalas pririštas prie Google+ serviso. Taipogi tai pažiūrėsime. Kol kraunasi video, netliksime daugiau jokių užduočių. Spaudžiame paskelbti ir laukiame, kol įkels video. Štai mūsų vaizdo įrašas įkeltas. Galime jį perklausyti. Spaudžiame ant nuorodos, vaizdo įrašas paskelbtas adresu, spaudžiame. Štai. Ką pirmiausia siūlyčiau padaryti, paspausti, kad patinka, nes tai jūsų kūrinys. Spaudžiam patinka. Dar kartą atnaujiname naršyklės langą. Matome, kad viena peržiūra ir vienam veikėjui ir vienam žmogui jau patinka. Tas žmogus, aišku, esate jūs pats, nes tai jūsų kūrinys. Toliau, ką mes darome su šiuo vaizdo įrašu? Spaudžiame vaizdo įrašų tvarkytuvį, spaudžiame redaguoti. Matome dešinėje pusėje siūlomi paveikslėliai, kurie pristato mūsų vaizdo įrašą. Kai aktyvuosime akauntą, čia atsiras dar vienas langelis, kur galėsime patalpinti nuotrauką. Ką tai reiškia, vėliau paaiškysiu. Toliau darome apžvalgą kairėje esančio meniu. Vaizdo įrašai, spaudžiame. Čia rodys visus vaizdo įrašus, kuriuos sukelsite į šį kanalą. Tiesioginiai įvykiai, kol kas paliekame juos ramybėje, tai konferencijos ir taip toliau. Šiuo atveju kol kas mums to nereikia. Grojaraščiai. Kai kelsime daugiau vaizdo įrašų, reikės sukurti grojaraštį į vieną ir daugiau, todėl kad tai labai svarbu dėl paieškos rezultatų. Paieškos istorija tuščia, patinkantis vienas vaizdo įrašas, kurį paspaudžiau, kad patinka, kurį ir įkėlėme. Bendruomenė. Čia labai svarbu kai kurie niuansai, ypač jaunesniems vaikams ar panašiai jautresniems žmonėms. Atsiranda kaip ir visur bjaurių žmonių, kurie, sakykime, pranešimuose, komentaruose rašo britkius dalykus. Ten aš parodysiu, kaip tai paskui daryti. Paprasčiausiai juos galima blokuoti ir ištrinti. Ir tų tokių negražių dalykų neskaityti. Ir negadinti savo nuotaikos. Taip, prenumeratoriai. Tai bus žmonės, kurie prenumeruos jūsų kanalą ir lauks jūsų naujienų. Bendruomenės nustatymai. Čia, kaip ir minėjau, užblokuoti ir taip toliau. Nu, visada žmonių gerų yra daugiau negu blogų. Pats kanalas, einame.
Paskyros būsena. Būtent ir patvirtiname paskyros būseną. Dėl ko ją reikia patvirtinti? Todėl, kad galėsime įkelti ilgesnius nei 15 minučių vaizdo įrašus. Taip pat, kaip ir minėjau, bus galimybė įdėti savo nuotrauką pristatant savo vaizdo klipą, vaizdo įrašą. Tai labai efektyvios priemonės. Spaudžiam patvirtinti. Šiaip nebijokite, spauskite bet kurį, gali ir paskambinti, gali ir atsiųsti patvirtinimo kodą, aš spausiu paskambinti, todėl kad patvirtinimai pas mane jau visi išnaudoti. Taip, spaudžiu telefono numerį, spaudžiu patvirtinti. Kur mano telefonas? Taip, išklausom kodą. Dar kartą paklausom. Viso gero, spaudžiame patvirtinti. Sveikiname, jūsų YouTube paskyra patvirtinama, spaudžiame tęsti. Pajamų gavimas. Labai visiems svarbi informacija ir labai maža jos lietuvių kalba. Arba yra, tai tokios miglotos. Šią temą panagrinėsime vėliau. Ilgesni vaizdo įrašai. Taip, po patvirtinimo galime įkelti ilgesnius vaizdo įrašus. Išoriniai komentarai. Taip. Šiaip daugiau mums čia kol kas nieko kaip ir nereikia. Reklamuojamas turinys. Analitik. Čia matysite jūsų peržiūrų. Kanalas dar neturi peržiūrų. Jei neseniai paskelbėte vaizdo įrašą, patikrinkite laiko ataskaitą. Čia matysite visas ataskaitas apie jūsų vaizdo įrašus. Peržiūros, atkūrimo vietos, srauto šaltiniai, demografija, iš kur ten ir kas ateina. Čia pasidomėsite, tai labai įdomi komentarai, nauja, kas čia duona. Kanalas dar neturi peržiūrų, vėl spaudžiame. Taip, kol kas žodžiu kanalas šviežias ir jame kol kas nieko nėra. Tolimesniuose vaizdo įrašuose peržiūrėsim mano turimus kanalus ir ten bus biskį aiškiau. Vienas yra susietas su partnerinė programa, tai bus įdomesnių dalykų. Šiai apžvalgai tiek. Atsijungiam, vaizdo įrašas įkeltas. Info testai. Spaudžiame pagrindinį, matome vaizdo įrašą, kanalas sukurtas. Toliau keisime jo ikoną, gražinsime savo kanalą ir atliksime kitus niuansėlius. Iki, su jumis buvo Robertas.